Ar prisimeni, kada paskutinį kartą užsiėmė dvasinės praktikos? Kada paskutinį kartą užsiėmėt saviugdą ir prasibėgot sąmoningumo takeliu? Ar prisimeni, kada paskutinį kartą buvai ekskursijoje į retrytą? Ir jeigu tu neprisimeni, kiek kartų jau buvai, mes tau padėsim. Dvasinių kelionių agentūra Atatūras pristatavo savo paslaugas į vieną pusę su palydėjimu. Mūsų klientą ir labai laimingi, sėkmingi grįžę iš kažkokių kelionių, nušveisti, išsigydę, išsiplovę. Ačiū Dievui, kad jie grįžta. Rinkitės iš gausos ir pajautimo. Todėl šiandien mieloms mūsų naujom būsimom klientėm pristatome ypatingas paslaugas į vieną pusę. Aš labai rekomendauju atvykti pas mane. Aš esu Gidūnė, aš vedu praktikas akmenų terapiją, akmenų gydyms, nuredenu akmenys nuo širdiais. Į 24 valandas per parą aš laikau jumis už rankų, vedu į savesties būti per akmenas grįstas keliais. Keliais. O aš toms, kurios nori tikrų patyrimų, padedu veikti iš proto. Siūlau keliones į vieną pusę su palydėjimu. Aš esu protnešė. Moteris su patyrimu. Esu paklydusių sielų grąžinimo į protą konsultantė. Lyderė vizionierė. Proto nešėja. Paklydimo ekspertė. O jeigu jūs esate dvasinių praktikų pirmūnės ir siekiate dalyvauti mūsų dvasinio turizmo agentūros olimpinėse žaidynėse, kas labiau nušvis, jums iš visos širdies rekomenduoju pabaigti mano kursą. O kaip veža! Šį vakarą mes norime jums pasiūlyti mūsų keliones su nuolaida nemokamai. Ir svarbiausias dalykas, ko jūs turite nepamiršti, pasiimti savo sielą, kūną. Drabužių galit pasiimti. Taip. Galit pasiimti aliejaus, geriausiai rapsų būna. Rapsų aliejus geriausiai. Galima pasiimti įvairiausių instrumentų, grąžtų. Varpą galima pasiimti. Telefoną reikia pasiimti praktikas, kad galėtumėt pasidaryti selfius, reelsus iš sakralinių vietų. Svarbiausias dalykas yra tai, kad dvasinės praktikos ir kelionės yra rimtas dalykas. Ir juoktis galima tik iš savęs, bet geriausia iš rimtų dalykų nesijuokti. Todėl, mielos konferencijos dalyvės, mes linkim jums rinktis tas praktikas, kuriuose dirba profesionalai ir žmonės, kurie žino, kur ir kaip veda.